Ačiū. Tai laba diena. Aš žinau, kaip yra sunku klausyti pranešimų po pietų. Ir galvojau, čia yra labai akademinė aplinka, akademinė studijų savaitė, o mano pranešimas bus visiškai neakademinis. Aš nusprendžiau remtis tiesiog pavyzdžiais iš gyvenimo, nes muziejiniai plotmei esu labiau veiksmo žmogus negu teorijos žmogus. Tai iš tikrųjų pačioj pradžiai aš papasakosiu šiek tiek, kas yra, kaip gimė muziejus kaip institucija, kaip Lietuvoje atsirado Lietuvos nacionalinio muziejaus istorijas, trumpai aptarsiu. Bet iš tikrųjų kalbėsiu apie tai, kaip šiais laikais, kaip dabar mano įsitikinimu ir mūsų muziejaus bendruomenės nuomonė Lietuvos nacionalinis muziejus gali būti reikalingas visuomeniai. Tai pirmiausia, kokie yra muziejaus kaip reiškinio, kokios yra šaknys. Ir jų reikėtų ieškoti antikinėje Graikijoje, kur muziejus turėjo įkūnyti visas 9 mūzas. Arba, jeigu taip jau kitaip pasižiūrėjus, tai buvo iš viso plataus pasaulio surinktų įvairias kultūras atspindinčių objektų toks rinkinys. Ir turbūt ankstyviausių muziejumi mes galėtumėm įvardinti Aleksandrijos muziejų, kuris buvo įkurtas 4 amžiuje prieš Kristų. Tačiau ar tos kolekcijos yra iš tikrųjų muziejus dabartinio muziejaus supratimu, tai greičiausiai ne. Ir aš pacituosiu daktarą Žygintą Bučį, kuris rašo taip. Kolekcionavimas reiškinys būdingas žmonijai įvairiose jos epochose. Tačiau tik apšvietos epochoje muziejus kaip reiškinys gimsta pirmiausia, kaip iki tol kauptų privačių rinkinių institucionalizuota forma. Tad nuo 18 amžiaus antros pusės muziejus tai institucija skirta rinkti, tirti, įrodyti žmogaus ir jo aplinkos objektus. Taigi, tokia paveldo komunikacijos forma Europoje iš tikrųjų buvo išplitusi, visoje Europoje ir vėliau visame pasaulyje ir iki 20 amžiaus antrosios pusės ir daugmaž egzistavo toks muziejaus suvokimas. Ir kodėl iki 20 amžiaus antros pusės dar prie to grįšim. Taigi, svarbiausias muziejaus kaip reiškinio bruožas yra jo visuomeniškumas. Todėl, kad pirmuosius muziejus iš tikrųjų steigė draugijos, susibūrusios, kaip tik tuo tikslu rinkti ir rodyti tą praeitį. Ir ypatingai XIX amžiuje, užgimstantom tautiniam, nacionaliniam valstybėm, kilo labai aiškus poreikis išskirti svarbiausius tautą nuo kitų tautų išskiriančius elementus ir juos kažkaip reprezentuoti. Tai tokia ir buvo tų 19 ir 20 amžiaus pradžios muziejų pagrindinė funkcija. Taigi, muziejuose tie pasakojimai, jie reiškiasi per taip vadinamas tuos didžiosius naratyvus arba tuos didžiosius istorijos pasakojimus. Ir iš tikrųjų, kas yra tie didieji istorijos pasakojimai, tai yra pasakojimai, kurie mums atsako į klausimą, kas mes tokie esame. Tai muziejai tampa to didžiojo naratyvo materializavimosi tokia vieta ir šitą funkciją, kaip jau ir minėjau, išlaiko iki 20 amžiaus antros pusės. Dabar truputį pasižiūrėkim į Lietuvos nacionalinio muziejaus ištakas. Lietuvos nacionalinis muziejus yra seniausias viešas muziejus Lietuvoje. Tai nėra seniausias muziejus, nes seniausių muziejų mes laikome Baublius, taip, bet seniausias viešas muziejus yra Lietuvos nacionalinis. Tai taip. Jisai buvo įsteigtas 1855 metais Eustachijaus Tiškevičiaus privačios kolekcijos pagrindu. Bet mes suprantam, kad tai yra carinės valdžios laikas, Vilniaus universitetas tuo metu yra uždarytas, bet maždaug 10-metį, šitas muziejus galėjo pakankamai laisvai, galbūt taip galima sakyti, egzistuoti. Tačiau jau po 63-64 metų sukilimo šio muziejaus veikla nutrūko, jisai yra uždaromas.
Ir iš tikrųjų didelė, labai svarbių rinkinių dalis tuo metu yra išvežama į Maskvą. Ir yra išvežimi į Maskvą būtent tie rinkiniai, kurie yra labiausiai susijęs su Lietuvos valstybingumu. Todėl mes ir turime Lietuvoje likusias, pavyzdžiui, Egipto mumijas, taip, bet neturime tam tikrų labai svarbių dalykų liudijančių apie mūsų pačių istoriją. Tai buvo viskas padaryta sąmoningai ir iki šiol šitie dalykai yra negrąžinti Lietuvai ir net kalbėtis apie tai su Lietuva jokio noro ir šiuo metu net galimybių nėra. Lietuvoje likę tie, žodžiu, senienų muziejaus rinkiniai, jie yra perduodami Vilniaus bibliotekai ir čia pradedamas kurti irgi senienų muziejus, tik tai rusiškasis senienų muziejus. Reiškia, visiškai kitokias vertybės yra renkamos ir, žodžiu, visai kitur yra akcentai dedami. Tačiau jau 18-19 metais Lietuvai atgavus nepriklausomybę, ypatingai Jonas Basanavičius pradeda kurti Vilniaus senienų muziejų ir taip pat čia labai aktyvų vaidmenį atlieka Lietuvos mokslo draugija ir jos rinkiniai tampa svarbiu šito muziejaus, jis vadinasi Istorijos ir etnografijos muziejui, svarbiu kaip ir dalim, bet mes suprantame, kad tai yra keletas metų ir per tuos metus nuveikti kažko tokio labai ypatingo buvo neįmanoma. Ir dėl to, kaip sakyt, čia tas darbas ir baigėsi, visas esmė muziejaus keliasi į Kauną, o čia Lietuvoje tuo metu įsikūrė muziejai, kurie, ta prasme, net 10 įvairių draugijų muziejų. Ir tai yra įvairių tautinių bendrijų muziejai, kaip gudų muziejus, lenkų muziejus ir taip toliau. Tai, žodžiu, toliau yra kaupiami rinkiniai, tiesiog viskas vyksta truputį jau kitaip vėl. Reikia pasakyti, kad yra ir lietuvių tautinė draugija, kuri ir toliau kaupia, žodžiu, tos lietuvybę atspindinčius rinkinius. Na, sovietams užėmus Lietuvą, iš aukščiau minėtų muziejų, jie visi perduodami mokslo akademijai ir institutams, jau čia nepasakosiu ilgų ir sudėtingų peripetijų, galiausiai 52 metais didžioji dalis tų rinkinių yra sujungiama į LTSR istorijos ir etnografijos muziejų. Ir čia noriu pasakyti, kad jau nuo 70 metų šitas muziejus, nors oficialiai neturi nacionalinio muziejaus vardo, čia yra citata iš buvusio muziejaus direktoriaus ir per šitą citatą galima suprasti, kaip pats direktorius, o greičiausiai ir daug platesnis visuomenės sluoksnis, kaip mato šitą muziejų, tai yra jį supranta kaip besirūpinanti, žodžiu, lietuvių nacionaliniais dalykais. Dabar, kaip tai atrodo, praktikoje? Apskritai, pažvelgiant į visus rinkinius ir didžioji jų dalis buvo formuota Lietuvos okupacijos sąlygomis, taip? Tai archeologiniai rinkiniai, etnografiniai rinkiniai, žodžiu, jie yra tikrai labai turtingi. Deja, kai mes prieiname prie istorinių rinkinių, čia yra didžiausia mūsų bėda. Nes istorinių rinkinių per visas šitas okupacijas atspindinčių Lietuvos valstybingumą, jau, ta prasme, tarkim, istoriniais laikais, taip, kaupti buvo, švelniai tariant, sunku. Nesakau neįmanoma, tiesiog sakau, buvo labai sunku. Na ir gerai, ir dabar ateiname iki 20 amžiaus, iki Lietuvos nepriklausomybės ir čia jau mes matome, kaip šitas muziejus virsta, istorijos etnografijos muziejus, jisai virsta į Lietuvos nacionalinį muziejų jau su pavadinimu nacionalinis muziejus. Pačio nepriklausomybės pradžioj, kuo užsiėmė šitas muziejus? Jam kaip tik buvo svarbiausia pakeisti ekspozicijas ir sukurti tą Lietuvos didįjį naratyvą. Ir tas Lietuvos didysis naratyvas, aišku, turbūt yra nenuostabu, buvo labai grindžiamas, tarkim, taip, Šapokos istorija. Taip, tai yra toks iš tarpukario perimtas ir perkeltas į Lietuvos nacionalinį muziejų istorinis naratyvas, tas didysis naratyvas. Čia ir kaip tik pirmame dešimtmetyje ir buvo atidarytos tos pagrindinės Lietuvos nacionalinio muziejaus parodos, tai turėjo omeny naujajame arsenale, tame, kur yra už Mindaugo paminklo, po dešimtmečio atidaryta archeologijos ekspozicija, kuri sulaukė iš tikrųjų labai pozityvių vertinimų tada. Na ir toliau muziejus rūpinosi fondų komplektavimu ir, kaip čia pasakyti,
plėtra pastatų atžvilgių ir jisai iš tikrųjų labai smarkiai tuo metu plėtėsi. Dabar grįžkime vėl į muziejų lauką plačiaja prasme ir noriu Jums papasakoti apie muziejų paradigmų kaitą. Maždaug 20 amžiaus 6 dešimtmetyje mokslininkai įžvelgia muziejuose tokią muziejų revoliuciją, taip ir yra vadinama. Kas todėl, kad tuo metu vyksta kardinalūs posūkiai nuo objekto kaip svarbiausio dalyko, nuo tokio objekto centrizmo darymą vadinama į susitelkimą į bendruomenės arba bendruomenių centrizmą. Ir čia mes pradedam kalbėti apie muziejų socialinę atsakomybę. Tuo metu yra tokia pati didžiausia, daugiausia pasaulio muziejų jungianti ICOM organizacija. Jinai 71 metais Paryžiuje ir Grenoblyje surengė konferenciją Muziejus žmogui šiandien ir rytoj. Ir, cituoju, po ketvirčio amžiaus, per kurį dėmesys buvo skiriamas tradicinėms muziejų funkcijoms, kolekcionavimui, konservavimui, kuratorystei, tyrimams ir komunikacijai, ICOM sesijoje Grenoblyje didžiausias dėmesys buvo skiriamas potencialiam muziejų visuomeniniam poveikiui, švietime, kultūrinėje veikloje, teigiant, kad tradicinės pagrindinės muziejų funkcijos turėtų būti vertinamos kaip visų pirma tarnaujančios visai žmonijai ir nuolat kintančiai visuomeniai. Ir iš tikrųjų reikia pasakyti, kad šitas matymas, jisai ir lieka iki pat 21 amžiaus, prasideda labai ryškus muziejų dalyvavimas švietimo sistemoje ir turbūt ypatingai čia reikėtų kalbėti apie švietimo sistemą. Ir iš tikrųjų, pasaulyje, jeigu jūs nueitumėt, būtum ten, nežinau, 20 amžiaus pabaigoje į Britų muziejų ar į kokį Luvrą, jūs pamatytumėt, kad ten pilna vaikų, jie visi sėdi ant žemės ir žodžiu, kažką ten veikia, pilna studentų ir taip toliau. Nes muziejus įgavo labai aiškę šitą funkciją švietime. Dabar dar vienas pokytis, kurio, nežinau, nemanau, kad mokslininkai tai įvardins kaip revoliuciją, turbūt kaip tokią labai natūralią muziejų evoliuciją įvardins tai, kas atsitiko 22 metais, kur jau organizacija ICOM vėl pakeitė muziejų pavadinimą, žodžiu, apibrėžimą, čia yra muziejų apibrėžimas, kur jau kalba apie šitą instituciją kaip apie įtraukiančią, kaip prieinama, žodžiu, jinai turi būti užtikrinti prieinamumą visiems žmonėms, kaip tvariai veikiančia institucija, kaip bendruomenių dalyvavimas toje institucijos veikloje yra būtinas ir taip toliau. Ir netgi yra kalbama apie tokius dalykus kaip malonumo šaltinis. Tai, žodžiu, mes kalbame ne tik apie švietimą, bet ir apie tai, kad tai yra vieta, kur žmonės atėję gali gerai praleisti laiką. Tai tiek trumpai tos teorijos. Dabar grįžkime į Lietuvą. Lietuvoje mes turime 4 nacionalinius muziejus ir iš tikrųjų žmonės dažnai jos maišo ir tai yra normalu, nes visi čia nacionaliniai. Taip, iš tikrųjų 2 iš jų yra skirti istorijai, tai yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai ir Lietuvos nacionalinis muziejus. Kiti 2 yra skirti dailiai, tai yra Lietuvos nacionalinis dailės muziejus ir nacionalinis Čiurlionio muziejus. Tai va tokie yra, žodžiu, tiek yra nacionaliniai muziejai. Bet kaip Lietuvoje vyko ta muziejininkystės kaita ir kada į Lietuvą atėjo tos naujusios tendencijos? Tai tikrai čia matau, kad yra specialistų, bet aš čia pasakysiu savo asmeninę nuomonę. Man atrodo, tai įvyko labai labai vėlai. Ir tas paskutinis, iš tikrųjų, toks labai jau gal labai matomas lūžis įvyko tik tai 20 amžiaus pačioj pabaigoj, tai yra netgi, 21 turbūt pradžioj atsidariusi NDG galerijai. Ir Lolita Jablonskienė su savo, tuo metu, jinai iki šiol vadovauja tai galerijai, su savo nauju matymu iš tikrųjų atnešė tai, kas galbūt jau Lietuvoje vykdavo kažkokiuose formatuose, kažkokiuose festivaliuose ar kažkokiuose mažesnėse galerijose, bet nevyko muziejų srity. Taip, tiesiog pradėjo žiūrėti į muziejų kaip į instituciją, kuri turi būti atvira visuomenė ir turi tenkinti visuomenės poreikius tom prasmėm, kaip kalbėjo ICOM-as. Dar būtinai čia reikia paminėti ir jūrų muziejų, Klaipėdoje.
todėl kad Jūrų muziejaus direktorė Žalienė keitė muziejus tyliai ramiai ne tik savo muziejų, bet jinai tuo metu vadovavo muziejų asociacijai ir, žodžiu, keitė muziejų sektorių, sakyčiau, iš vidaus. Po to atsirado, žodžiu, daug ir privačių, nedaug, bet keletas privačių muziejų, prasidėjo jau tikrai tokia kaita. Na ir prieš 6 metus, kai pasikeitė labai daug muziejų direktorių, aš sakyčiau, kad muziejininkystėje papūtė absoliučiai nauji vėjai ir tada prasidėjo toks labai greitas pokytis. Taip, tai Lietuvos nacionalinis muziejus iš tikrųjų turi 12 padalinių ir saugo 1,5 milijono eksponatų, tai yra pats didžiausias eksponatų, žodžiu, patys didžiausi fondai yra Lietuvos nacionalinio muziejaus. Taigi, su šitais pokyčiais, aišku, Lietuvos nacionalinis muziejus turėjo peržiūrėti savo pozicionavimą, iš naujo permastyti, ką mes čia veikiame toje Lietuvoje. Tai čia matote naują mūsų misiją ir viziją. Kokia yra esmė? Lietuvos, kaip mes muziejaus darbuotojai, kaip čia mes suprantam ir susitarėm, kad mes neatsisakome to pagrindo ir pamato muziejaus saugoti Lietuvos ateitį, tačiau jį saugom ne savitiksliai, kad turėtumėm daugiausia eksponatų, o saugom tam, kad padėtume mūsų lankytojui suvokti ir pažinti save arba atrasti savo tapatybę šios dienos pasaulyje, kuris nuolat kinta ir iš tikrųjų yra jame sudėtinga kartais susiorientuoti. Na ir matot mūsų viziją. Dabar, kas iš tikrųjų yra muziejus ir kaip jisai atrodo, na, kaip čia pasakyti, kaip tokia institucija. Tai, ką mes matom ir ką lankytojai mato, yra Ledkalnio viršūnė. Bet kadangi šiandien kalbėti noriu būtent apie tą Ledkalnio viršūnę, kuri yra matoma visuomeniai ir tik labai trumpai paminėsiu, jeigu spėsiu, tą didžiulį, daug didesnį Ledkalnį, kuris yra būtinas tam, kad ta viršūnėlė galėtų funkcionuoti. Tai yra visos tos kaupimo, saugojimo, fondų komplektavimo funkcijos ir taip toliau, ten restauravimo, tyrimo ir visos kitos funkcijos. Taigi, čia matote 12 padalinių. Taip, kaip mes matom muziejų, visas, jeigu lankytojas aplankytų visus 12 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių, jisai turėtų daugmaž suprasti apie Lietuvos istoriją. Čia matot, yra Gedimino pilis, taip, yra Gedimino pilis, naujasis arsenalas, senasis arsenalas ir čia visur parašyta, kad mes eksponuojam pilį. Čia yra toks naujas matymas, nes iki šiol mes lyg tai pilis yra tik vienas Gedimino bokštas, ar tik ten valdovų rūmai. Iš tikrųjų, pilis yra visa ta didžiulė teritorija. Todėl po truputį mes norim keisti savo ekspozicijas ir keisti pasakojimą ir papasakoti lankytojui, kad iš tikrųjų pilis yra visa ta didžioji pilies teritorija ir po truputį ateiti prie va tokio pilies pasakojimo. Jeigu reikia greitai suprasti, kas yra Lietuva, apie ką yra Lietuva, reikėtų lankytis Pilininko name, nes ten yra padaryta dabar visiškai nauja ekspozicija, taip sakant, Lietuvos DNR. Tai yra keli pjūviai, per kuriuos galima suprasti, kas yra tas lietuvis arba Lietuva, kodėl mes esame tokie šiandien, kodėl mes giname Ukrainą, kodėl mes taip ar taip balsuojame Europos Sąjungoje ir taip toliau. Toliau, čia jau, toliau yra gynybinės sienos Bastėja, pasakojanti apie gynybos istoriją ir taip toliau. Svarbu turbūt yra tai, kad mes turime 3 padalinius regionuose. Visi šitie 3 padaliniai yra irgi susijęs su Lietuvos valstybingumo istorija. Na ir turime, žodžiu, istorijų namus. Tai yra vieta, kol kas tai yra keičiamų ekspozicijų vieta, kur vis naujos parodos. Bet ateityje tai bus nuolatinė ekspozicija ir kintamas parodos, tai taip. Dabar, kaip muziejus bendrauja su lankytojais? Tam, kad lankytojai, taip, aš dar praleidau iš tikrųjų vieną, dar tokį noriu dalyką grįžti. Kai čia kalbėjau apie tos muziejus, kurių yra ir kad juos atskirti yra sunku. Lietuvos nacionalinis muziejus savo yra išsigryninęs, kuo mes galėtume arba turėtumėm skirtis nuo visų muziejų. Tai pirmas dalykas yra, kad nacionalinis muziejus bent jau siekia kalbėti, suaktualinant visas temas, kurias jisai nagrinėja. Ir tai yra jo, tarkim, išskirtinumas galėtų būti. Tai mes save laikome, čia kur prie vizijos buvo parašyta, kad turime būti aktualūs. Atsiprašau, va čia. Tada yra išskirtinis. Koks mūsų išskirtinumas? Na, jeigu kaip istorijos muziejus, taip, valdovų rūmai, jie kaupia, galima sakyti, tokią valstybingumo istoriją, taip?
Mes nusprendėme, kad mes, ir be jo tam tikro laikotarpio tik tai, taip, LDK istorija domisi, mes kaupiame visą istoriją, bet mums yra svarbu centre žmogus. Ką tai reiškia? Kad mums yra svarbu žmogaus ir kasdienybę parodyti lankytojui, ne tik tą istorinį naratyvą, istorinį pagrindinį pasakojimą, bet ir parodyti žmogui, kaip žmogus gyveno, kaip ir gyveno žmogus senovėje ir taip toliau. Ir trečias dalykas yra įtraukumas, kad muziejus turi būti įtraukiantis. Ką tai reiškia? Tai reiškia visi interaktyvūs dalykai ir tai, kad žmonės turi suprasti, ką jie randa muziejuje. Jisai neturi ateiti ten vargti, bet jisai turi pakankamai lengvai suprasti, kas jam norima pasakyti. Taip, dabar ir muziejus, bendraudamas su lankytoju, tam, kad lankytojas ateitų ne kartą per 10 metų, o dažniau rengia daug parodų. Ir tai yra būdas prisikviesti vėl ir vėl tą patį lankytoją ir aišku pritraukti kitą, nes skirtingiems žmonėms yra įdomus skirtingi dalykai. Tai tų parodų yra daug. Ir aš čia dabar labai greitai, kaip čia pasakyti, išskyriau maždaug kokiom temom Lietuvos nacionalinis muziejus rengia parodas, tokiom temų didelėm grupėm. Nekomentuosiu atskirų parodų. Tai arba labai trumpai. Tai pirmas yra parodos skirtos atmintinoms dienoms. Jūs žinot, Seimas kiekvienais metais paskelbia bent 10 atmintinų dienų. Ką mes darom su tom atmintinom dienom? Tikrai nerengiam parodų kiekvieno atmintina proga, bet pasirenkam tas temas, kurių mes tikrai galime atskleisti iš savo fondų, arba mes esame atlikę naujus tyrimus ir bandome apie jas kalbėti visiškai naujai. Žodžiu, nebandom kartoti kažkokių tradicinių naratyvų dar kartą, tai ką jau ir taip išgirsite ar žinote, ar vadovėliuose parašyta, bet kažkaip pažvelgti į tai naujai. Kitos parodos yra skirtos svarbioms, bet pamirštoms temoms. Kas tos pamirštos temos? Moterų istorija, visom prasmėm, visais pjūviais. Moterys istorijoje iki šiol yra labai marginalizuotos ir apie jas mes pakankamai mažai girdim, nes dar mes net girdim ir tokius dalykus, bet tos moterys juk jos istorija neturėjo, jos ten to, ką jos ten galėjo veikti. Joms nebuvo sudarytos galimybės. Nėra taip, mes tiesiog nežiūrime ir per tuos akinius. Tai ką mes stengiamės daryti, pažiūrėti istoriją pro tos marginalizuotų žmonių grupių akinius. Taip pat čia yra, pavyzdžiui, apie migracijos istoriją. Iki šiol apie migracijos istoriją pirma paroda ir buvo surengta istorijų namuose, nes tokios apibendrintos migracijos istorijos ir siejančios Lietuvos migracijos istorijos su migrantais, kurie ateina į Lietuvą, žodžiu, kol kas tokio požiūrio dar nėra buvę, o tai yra labai svarbu, nes tam, kad suprastumėm ir užjaustumėm kitus pas mus atvažiuojančius, turim suprasti, kad iš tikrųjų tai čia ta pati mūsų protėvių istorija, tai truputį iš kitos pusės. Na ir taip toliau. Parodas ugdančias kritinį mąstymą. Kaip nacionalinis muziejus mes manome, kad mums labai svarbu kalbėti tokiomis sunkiomis, bet svarbiomis temomis. Pavyzdžiui, iš karto po COVID-o darėme parodą apie sąmokslo teorijas. Jūs turbūt atsimenate, apie ką visuomenė tuo metu diskutavo. Sovietmečio palikimas iki šiol yra labai skaudi tema. Kažkam nostalgija, kažkam, žodžiu, nieko blogo čia nebuvo, kitiem dar visai kitaip. Ir apie tom, arba kiti ten, yra tas demonizavimas jau visiškai, kaip čia pasakyti, irgi galbūt ne visada subalansuotas. Šitom temom yra svarbiausia kalbėti. Čia muziejus nesiekia pasakyti vieno teisingo atsakymo, yra taip ar yra taip. Muziejus siekia pateikti patraukliai įvairias informacijas, nuomonės ir kviesti diskusijai. Tai būtent šitos parodos yra skirtos diskusijai. Taip pat, kad ir paroda Kijevo Rusia arba, ir taip toliau. Toliau, parodos apie Lietuvą pasaulyje. Jeigu mes matysime save tik tai izoliuotai, kaip pasaulio bamba ar pasaulio centrą ir kalbėsime tik patys apie save, mes tikrai nesuvoksime savo istorijos deramai. Todėl Lietuvos nacionalinis muziejus rengia parodas, kuris pateikia Lietuvą, žodžiu, platesnėme pasaulio kontekste. Tai gali būti kaip ir paroda Imagine, kuri tekstilės pagalba kvietė menininkus iš viso pasaulio reflektuoti apie pasaulio ateitį, ar paroda apie Mariją Gimbutienę, jos atradimų įtaką, ar apie Gintaro kelią. Nes vėlgi labai dažnai yra, net skaitant, pavyzdžiui, apie vikingų epochą, jūs kaip ir nerasite istorijos apie Lietuvą. Lyg tuo metu Lietuvos teritorijos gyventojai kažkaip ten juos visi apeidavo ir jie čia tokie buvo plikinė, čia nieks neužklysdavo, nieks jų nepaveikdavo. Tai nėra tiesa.
tiesiog dėl įvairiausių istorinių priežasčių mūsų naratyvai nėra atsiradę tose plačiose pasaulio istorijos naratyvuose. Tai mes savo parodom siekiame įrašyti Lietuvą į tuos platesnius pasaulinės istorijos naratyvus, bent jau patys savo pirmiau, apie užsienį kitas dalykas. Parodos populiarinančios ir pristatančios naujus atradimus. Vėlgi, pavyzdžiui, kaip Vilnius buvo tyrimas padarytas apie Vilnių prieš 200 metų, tai buvo surasti žemėlapiai, kaip labai detaliai nupaišytas Vilnius prieš 200 metų ir pagal tai net galime atsekti, kas gyveno, kokios posesijos buvo ir taip toliau. Nusprendėme padaryti parodą patrauklę paprastam žmogui, nes jeigu tai išeitų tik kaip mokslinė studija, jinai yra publikuota, bet ją perskaitys 100 žmonių, taip, o siekis yra papasakoti visiems Lietuvos gyventojams. Vėlgi darėm parodą, kuri buvo, netgi išėjom į lauką su ja, net nereikėjo žyti į muziejų. Na ir kiti moksliniai tyrimai, kaip pavyzdžiui, paskui dabar va čia yra nuotrauka už manęs, iš dabar vykstančios parodos, vadinasi Nešventieji radiniai, tai yra vyskupų teritorijoje surastas ąsotėlis, falo formos ąsotėlis. Tokių yra labai nedaug visoje Europoje, pasaulyje taip pat. Unikalus dalykas, matosi, kad tai yra vietinio meistro darbas. Vyskupų rūmai ką aptarnavo? Karališkąją šeimą ir vyskupus. Tai va toks falo formos ąsotėlis, iki šiol rastas prieš 30 metų, nieks nedrįso jo parodyti, nes ką čia dabar apie falus kalbėsi vyskupų rūmuose. Bet tai yra labai svarbi irgi istorijos dalis, kurią, bandom, klausti, kas čia ir kodėl. Parodos populiariom temom. Norime, kad pas mus ateitų ir tie, kurie nesidomi istoriją ir atėję dėl kitų priežasčių vis tik sužinotų kažką apie istoriją. Tai šiuo metu istorijų namuose veikia parodos apie karalienės, Barborą Radvilaitę ir Kotryną Jogailaitę. Ne jų istorijos papasakojimas, bet apskritai apie renesanso moterį pasakojimas per šitas dvi tikrai labai svarbias karalienės. Beje, viena iš jų, Kotryna Jogailaitė, mažai kam Lietuvoje žinoma, nors iš tikrųjų jinai buvo istorijos kontekste daug labiau, daugiau nuveikusi, galima sakyti, iššūkčiusi karalių ir taip toliau. Mes dar turime Varnelio namus, kur rengiame parodas apie Varnelio amžininkų kūrybą ir iš tikrųjų, išeinam iš jo kolekcijos ir įvairiai kalbam apie optinį meną. Ir dar yra labai viena svarbi mūsų darbo sritis, tai yra parodos užsienyje pristatančios Lietuvą. Jūs žinot, kad diplomatinis ir tas kultūrinis bendradarbiavimas, kultūrinė diplomatija, kuo toliau, tuo labiau tampa svarbesnė. Kodėl? Todėl, kad per ją gali kalbėti net ir su tom kultūrom, kurios yra labai tolimos ir kuriom kartais yra sunku susikalbėti, bet yra būtina. Tai, pavyzdžiui, Europos Sąjunga yra pietų Europa. Jiems Ukrainos problemos ir mūsų gynybos problemos yra visiškai tolimos ir nesuprantamos. Ką mes stengiamės daryti? Mes stengiamės jiem pasiūlydami, tarkim, meno kūrinius, kaip va čia, mato, čia yra už manęs paroda Valencijoje, Ispanijoje, arba ten, pavyzdžiui, Šilko muziejuje Valencijoje per Šilką, papasakoti mūsų naratyvus ir mums svarbes istorijos aspektus. Mes nepasakojam visos istorijos, mes tiesiog papasakojam, kad mes 200 metų gyvenom Rusijos okupacijai, išlaikėme savo identitetą, išlaikėme savo siekį būti nepriklausomi ir kodėl mums taip yra svarbu tai, kas dabar vyksta Ukrainoje ir kodėl mes suprantam Rusiją geriau negu... Žodžiu, tokie dalykai, kaip sakyt, paslėpiam po menu, tai, kas yra mums kaip valstybei svarbu papasakoti mūsų nelabai suprantančiais valstybėm. Taip pat apie Japoniją. Japonijoje net kelias parodas rengiame, tai čia yra iš parodos apie tremtis. Suradome tokią sąsają, kad ir japonai buvo tremiami į Sibirą ir per tas sąsajas apie tremtis vėlgi bandom jiem pasakoti savo naratyvus. Taip pat dalyvaujame ten, kur Lietuva dalyvauja kaip sezonus kultūros rengia arba dalyvauja kaip viešnia, kaip, pavyzdžiui, kokiam ten Göteborgo knygų mugė. Tai mes prisirišame prie tos bendros Lietuvos pastangos skleisti apie save žinią ir ten pristatome savo kultūrą. Tai čia yra nuotrauka iš Varnelio pristatymo Pompidou centre ir Varnelis mūsų pastangomis dabar atsirado Pompidou kolekcijoje. Su menininkais taip yra, kai jie atsiranda žymių pasaulio, muziejų kolekcijose, jie tiesiog atsiranda tam kanone. Dabar kultūros kanonas labai nepopuliarus žodis šiom dienom, bet iš tikrųjų atsirandame tam, kultūros kanone.
Mes savęs visą laiką klausėme, tai kamgi mes dirbam, kas yra tie užsakovai, arba kaip pasakyti, taip, kas yra ta visuomenė. Nes mes žinome, mes dirbam, žodžiu, visuomeniai, bet kaip ją nustatyti. Tai mes čia savo, čia matom, skaidrėje matote, esame išsiskyrę tam tikras visuomenės grupės ir matot, kaip mums sekasi. Tai čia dabar truputį pakomentuosiu. Viskas yra gerai, vaikai ir moksleiviai, taip, mums yra labai svarbu, mums svarbu senjorai ir aišku, daugiausia mūsų lankytojų yra suaugusių žmonių, bet mažiausiai yra studentų. Reiškia, taip jau grubiai tariant, jauni žmonės pas mus neateina. Taip, čia yra mūsų didžiausia problema ir didžiausias iššūkis, kur negaliu sakyti, kad mes jau jį išsprendėme, toli gražu ne. Ir manau, kad čia nėra tik Lietuvos nacionalinio muziejaus problema, bet tai yra problema plačiaja prasme, nes jeigu mes nebepritraukiam jaunosios auditorijos, tai kaip ir sakant viskas. Dažnai yra taip, kad muziejai labai džiaugiasi, kokia graži statistika, ten tiek ir tiek šimtų, tūkstančių per metus atėjo, bet neanalizuoja tos auditorijos. Tai reiškia, pas tave ateina visą laiką tie patys, tu pasieki labai siaurą visuomenės sluoksnį ir džiaugiesi, kad tu savo misiją įvykdai. Nieko tu nevykdai, nes pas tave tiesiog ateina visą laiką tie patys žmonės. Tai mes dabar ką darom? Mes su profesionalia kompanija bandom dar labiau giliau išsiaiškinti ir išsitirti savo auditoriją ir giliau nustatyti, kas kokiai auditorijų grupiai yra svarbu. Ir tai nereiškia, kad mes norim pataikauti lankytojams, bet pažinti savo lankytoją, pažinti tą visuomenę, kuriai sakaisi, kad dirbi, yra pirmas ir pats svarbiausias žingsnis, žodžiu, darbe. Dabar apskritai čia jau yra mokslininkai, kaip muzeologai, kaip jie, kaip sakyt, auditoriją skirsto. Tai čia matot pagal interesus, nes iš tikrųjų auditorija skirstosi ne tik pagal amžių, o labiausiai net ne pagal amžių, o pagal tai, ko jie ateina į tą muziejų. Tai yra, vieni ateina gerų patirčių, kiti ateina jau tokie kaip tikrai specialistai, nori įsigilinti iki galo, dar kiti atveda vaikus, ar ten tėvus, ar dar kažką, tai žodžiu, savo draugus ir nori, kad jie gerai praleistų laiką, na ir taip toliau. Tai mes savo esame pasakę taip, mes negalime padaryti parodų kiekvienai šitų grupių, mes negalim padaryti kiekvienos parodos, kad jinai tiktų kiekvienai šitų grupių, bet mes galime išsirinkti kiekvieną parodą darant, nustatyti labai aiškiai auditoriją, kuriai darom, o visi kiti irgi yra kviečiami ir labai aiškiai iškomunikuoti, kad šita paroda yra jaunimui, šita paroda yra šeimoms su vaikais ir taip toliau. Be to, kiekvienas mūsų padalinys yra išsiskyręs auditorija, su kuria ypatingai dirba. Taip? Tai yra, pavyzdžiui, mums, taip, pirmiausia reikia taip pasakyti, visi padaliniai dirba su moksleiviais. Moksleiviai yra, čia kaip pamatas, visi turi teikti, žodžiu, geras, kokybiškas paslaugas moksleiviams, apie tai dar kalbėsiu. Bet antras toks svarbus mums yra šeimos su vaikais, nes kas yra šeimos su vaikais, tai yra ir jaunimas, ir vyresni, žodžiu, ir seneliai. Tai čia yra mūsų tokia turbūt kita pagrindinė tikslinė auditorija ir taip toliau. Gerai, dabar čia kalbu apie tas parodas, vardinu, bet kas yra gera paroda? Tai tikrai norėčiau jūsų paklausti, bet man įdomu, kas jums yra gera paroda. Čia gerai, gal per diskusiją galėsim grįžti prie šito klausimo, bet atsiminkit. Aš jums trumpai pasakysiu, kaip Lietuvos nacionalinis muziejus, kas mums yra gera paroda. Tai pirmiausia, tai yra geras turinys, tai žinoma yra tyrimais paremta turi būti, tai turi būti labai aiški pagrindinė mintis. Lankytojas neturi ten išeiti nesupratęs, ko jisai čia atėjo. Vientisas parodos pasakojimas. Dažnai būna parodų, kur nėra kaip ir naratyvo, nėra vientiso pasakojimo, mes labai siekiame, kad toks pasakojimas būtų kiekvienoje parodoje. Ir pagarba lankytojui nespecialistui. Ką tai reiškia? Siekiame nenaudoti sudėtingų žodžių, kad lankytojas nepasijustų menkesnis už tą jau labai ant pjedestalo stovintį specialistą, kuris čia taip mandrai šneka, o kaip tik kalbėti paprasta visiems žmonėms suprantama kalba. Kitas dalykas, geroje parodoje turi būti tikrai gerų eksponatų. Tai paroda nėra knyga, paroda yra būtent paroda ir tai ten ateinama pamatyti autentiškų, gerų, įdomių, autentiškų eksponatų. Todėl
tie eksponatai yra svarbus. Labai svarbu, kad eksponatas irgi turėtų savo istoriją, kad jis nebūtų tiesiog atsitiktinis, kad jisai per savo istoriją galėtų praplėsti ir pačios parodos naratyvą. Na ir trečias dalykas, stengiamės, ne visada pavyksta, atvirai sakau, neperkrauti parodų eksponatais, nes kai ateini ir pamatai masę visko, lankytojas nebegali išsinešti, nebegali suvokti, kas yra svarbiausia. Tai čia yra iš tikrųjų muziejininko darbas, neapkrauti lankytojų šito papildomų darbų. Čia yra labai sudėtinga dažnai išlaviruoti tarp to, ką nori papasakoti ir atsisakyti tam tikrų, nes parodos kuratoriui viskai atrodo visi eksponatai yra be galo svarbus, bet va čia reikia tos drausmės. Kitas dalykas, mūsų požiūrių gera paroda turi turėti ir gerą architektūrą. Ir kas yra gera architektūra? Čia yra surašyta labai daug dalykų, kurie praktiškai tikrai geroj parodoj turėtų visi būti, gal ne visada tai pavyksta, bet scenografija svarbi, erdvė ir atmosferos sukūrimas yra svarbus. Tam tikri skaitmeniniai sprendimai, kurie neturi būti savatiksliai. Nereikia pademonstruoti, kad muziejus turi pinigų arba išmanimo pasitelkti kažkokias technologijas. Tos technologijos turi padėti atskleisti pagrindinę mintį arba kažkaip kitaip praplėsti to, ko negali papasakoti kitomis medijomis, o ne tiesiog būti. Rekonstrukcijos maketai padeda, ypatingai jauniems žmonėms padeda suprasti, apšvietimas, garsas, kvapas, grafinis dizainas ir tekstai. Ten koks nors garsas ir kvapas tikrai yra nebūtini, jie tiesiog padeda gal kartais suvokti. Bet grafinis dizainas ir gerai parengti tekstai yra būtini. Tekstai negali būti per ilgi, žmonės čia atėjo ne knygų skaityti, jie atėjo trumpai suprasti, apie ką tai yra. Grafinis dizainas turi būti irgi palankus lankytojui, kad jisai matytų raidės, jos negali būti per mažos, negali būti per tamsu ir daug visokių kitų aspektų. Toliau, edukaciniai elementai. Yra labai svarbu, kad lankytojas ir nesvarbu kokio amžiaus galėtų kažką paliesti, kažką pats padaryti, nes mes vis tik mokomės labai ir per taktilinės priemonės. Tai šito irgi nereikia pamiršti. Na ir mes stengiamės daryti parodas 3 kartoms. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad būtinai reikia pagalvoti, ką veiks mažas vaikas tuo metu, kai suaugęs žmogus skaitys ar žiūrės kažką. Reikia pagalvoti, kad kiek viso amžiaus ir maži vaikai galėtų kažkur pasilipti ir pamatyti, ką eksponuojam. Vitrinos negali būti tokios aukštos, čia tas pats liečia ir neįgaliuosius ir visus kitus. Na ir žinoma, jeigu kažkam labai įdomu ir jisai nori giliau pasigilinti, jam turi būti sudaryta galimybė kažkokiais būdais dar giliau sužinoti daugiau negu paprastas lankytojas, kuris per valandą tiesiog nueina, nuskenuoja parodą, išsineša žinutę, jam to gana. Tai vat, žodžiu, daug čia turi būti tokių sluoksnių. Kaip mes sakom, geriausia paroda yra ta, kuri turi 3 sluoksnius. Na ir labai svarbu lankytojo patirtis. Ir lankytojo patirtis tai nėra tik paroda. Atėjęs lankytojas į muziejų, čia kaip sakoma, teatras prasideda nuo Rūbinės, taip ir muziejus prasideda nuo Rūbinės, jisai turi gauti kultūringą gerą aptarnavimą, jis turi gauti informaciją, jis turi galėti atsigerti kavos ar vandens ir pailsėti, pasėdėti. Žodžiu, bet visi šitie žmogiški dalykai, jie iš tikrųjų ir sukuria tą bendrą lankytojo patirtį. Tai nėra muziejoje dalykų, kurie yra nesvarbus. Ta prasme, kad kažkas gali būti neestetiška, nepatogu ar kitaip. Mes manome, kad muziejus taip pat turėtų būti saugi vieta diskusijoms. Ką tai reiškia? Saugi vieta diskusijoms. Čia netgi kartais galbūt tai yra per ambicinga, nes norime, kad muziejuje žmonės drąsiai galėtų kalbėti apie sudėtingas problemas. Ir tai labai lengva tai pasakyti, bet dažniausiai arba viena pusė neteina, arba kita neteina. Pavyzdžiui, apie sovietmečio paveldą, bet Gintautas neleis sumeluoti, atėjo žmonės spręsti savo dabarties problemų nesusijusių su sovietmečiu. Bet kokiu atveju mes muziejui ilgai diskutavom, ar mums apskritai to reikia, gal nebereikia to daryti, gal čia mes nieko nepasiekėm to. Bet manome, kad diskusijų erdvė ir galimybė diskutuoti visada yra geriau negu nebuvimas tos erdvės ir negalėjimas. Kalbėti. Ne visada susikalbam, kartais pavyksta. Bet jeigu to nedarysim, tai tikrai nesusikalbėsim. Ir ypatingai dabar šitose geopolitinėse situacijose, kuriuose gyvename, mums yra būtina susikalbėti su savo bendrapiliečiais, patinka mums tai ar ne, nors ir ne visada tikrai yra lengva. Tai šitą uždavinį savo muziejus irgi yra išsikėlęs.
Muziejus kaip aktyvus mokymosi partneris. Jau minėjau, visam pasaulyje muziejai tikrai yra tie mokymosi partneriai. Labai džiaugiuosi, kad keičiasi ir Lietuvos švietimo sistemos požiūris į muziejus. Na, pavyzdžiui, atsirado toks dalykas kaip kultūros pasas, kuris sumoka pinigus ir mokytojams reikia vaikus tik atvesti į muziejų, jau nereikia mokėti tiem vaikams. Čia yra tikrai labai gera priemonė. Tačiau, ko mes siekiame? Mes siekiame, kad muziejus taptų ne užklasinė kažkokia veikla, kur gegužės mėnesį atveda mokytojai vaikus, o kad tai taptų nuolatinė to pagrindinio švietimo ugdymosi dalimi. Tai reiškia, kad tu atėjęs į muziejų gauni ne tą pačią pamoką, bet tos pamokos, kurie mokėsi praplėtimą truputį kitaip, nes yra mokslo įrodyta, kad vaikai geriau įsisavina tą medžiagą, jeigu jie yra, patiria ją kitoje erdvėje arba, kitais būdais. Tai nors dabar 30% pamokų yra rekomenduojama vesti ne mokykloje, tai yra tik popieriuje, kol kas gyvenime tas nevyksta, bet iš tikrųjų nėra tai blogai. Lietuvos nacionalinį muziejų per metus aplanko 30 000 moksleivių, dėja Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Ir didieji miestai, reiškia, jie yra privilegijuoti, jie gali mokytis naujom priemonėm, kaimai, regionai to nedaro ir dažniausiai dėl to, kad jiem yra sunku atvažiuoti, yra įvairiausių daug dar vis kliučių neišspręstų. Matau, kad nelabai turiu laiko ir nepasakosiu labai daug, kaip mes rengiame tas pamokas, bet kas yra svarbu, ne bet koks kūrybinis ugdymas ar meninis ugdymas ar ten ugdymas padeda mokyklai, jisai turi būti kokybiškas, jisai turi atitikti mokyklos programas, jisai turi būti padarytas, kaip aš sakiau, reiškia, tam tikros metodiką remiantis. Taip, mes, pavyzdžiui, naudojame, taip vadinasi, 3H metodą, tai yra hands, head and heart. Emocionalus įtraukimas per emociją yra tikrai labai paveikus, muziejus tą gali padaryti ir daro. Taip pat vaikas turi, arba net ir suaugęs, turi liesti kažką pats daryti ir žinoma, jisai turi naudoti galvą, ta prasme, pats atrasti tam tikrus dalykus. Mes tas programas rengiame su kūrybinėm jungtim, yra tokia organizacija, kuri padeda kultūrai ir švietimui susišnekėti, bet taip pat rengiame kartu su mokytojais, nes jie irgi geriausiai žino, ko jam reikia. Tai čia yra tokia nedaryk kažkam, bet to neįtraukus tos bendruomenės, yra labai svarbu, kad ta bendruomenė, dalyvautų. Taip. Dar ką mes darom? Mes parengę tas mokymosi programas nuolat kviečiam pačius mokytojus ir jie būna mūsų edukacijų dalyviai, mes jiems pristatom, ką mes čia esam sukūrę, tam, kad jie pajustų ir tikrai norėtų atvesti savo vaikus. Bet Lietuvos nacionalinis muziejus iš tikrųjų ne tik tai vieta mokytis jaunimui, bet tai yra vieta mokytis visai visuomeniai. Čia iš tikrųjų nėra nieko naujo, visi muziejai rengia įvairias paskaitas ir Lietuvos nacionalinis muziejus ir anksčiau jos rengdavo. Problema yra ta, kad ateina nedidelė žmonių grupė ir visada tie patys. Taip? Ir mes ieškojom labai būdų, kaip pasiekti platesnį auditoriją, kaip tą turinį ištransliuoti plačiau. Na ir sugalvojom tokį projektą, čia labai esu dėkinga Vilniaus universiteto istorijos fakultetui ir Norbertui Černiauskui. Paskaitos vyksta taip. Paskaita gali trukti nedaugiau kaip 45 minutės, jinai turi būti lengvai suprantama kalba padaryta. Ir gale po paskaitos mes eksponuojame eksponatą, kur žmonės gali ateiti pačiupinėti. Bet turbūt paslaptis yra ta, kad tos paskaitos yra įrašomos ir transliuojamos per 15 minučių. Mes tas paskaitas jau dabar 5 metai, baigėsi mūsų 5 sezonas. Ir vis auginome auditoriją. Tai dabar per įvairius kanalus mūsų yra ir gyvai atėję, ir stebėję nuotoliu, ir visais kanalais mes suskaičiuojame 758 000 žmonių, kurie arba atėjo, arba prisijungė. Tai nereiškia, kad jie išklausė visų paskaitų, toli gražu ne, bet vis tik jie atsidarė mūsų įrašą, jie kažkiek paklausė ir taip toliau. Ir kiekvienais metais mes vis auginam tą auditoriją. Tai mes čia laikom kaip toks šiek tiek sėkmės rodiklių. Nes, reiškia, sugebam kažkaip pateikti, kad lankytojams tampa tai įdomu. Dabar kokia dar yra problema apie muziejininkus kalbant? Lietuvoje nėra institucijos, kuri rengtų muziejininkus. Tai mes tokie, žinote, savamoksliai, tokie baigę istoriją, archeologiją, literatūrą arba dar kažką ir turim atėję į muziejų išmokti būti muziejininkais.
Nuo 23 metų Lietuvos nacionalinis muziejus yra tapęs tokiu vadinamu metodiniu centru ir gauna iš valstybės lėšas skirtas muziejininkų mokymui. Ir mes sukūrėme, na ir matot, ir mokytis nelabai yra iš ko. Vieni iš kitų tai mes galim mokytis, bet ir tada tam savo lauke ir būsim uždari. Tai ką stengiamės daryti, sudarome žmonių, kurie nori patys mokyti ir nori būti mokytojais grupės. Su jais važiuojame į labai gerai parengtą programą į užsienio muziejus, ten mokomės, tikriau tie mokytojai jau yra paruošiami patys būti mokytojais, tada jie važiuoja, mokosi iš kitų muziejininkų, grįžta čia, mokosi pertiktą informaciją, perteikia savo bendruomenės nariams, na ir tokiu būdu mes auginame ir lektorius, kurie galėtų mokyti, ten tarkim savivaldybių muziejininkus ir, žodžiu, patys keliame savo kvalifikaciją. Tai čia yra mūsų programa Marta. Turime ir tokią kūrybarotologiją Palangoje, net negaliu ištarti. Žodžiu, ten atvažiuoja muziejininkai vėlgi ieškoti naujų metodų, pavyzdžiui, kaip kurti edukacijas neįgaliesiems arba dar spręsti kitų problemų. Tai toks, iki šiol muziejininkai neturėjo tokio formato kaip ir akademijos. Kai mes sakom muziejus atviras visiems, kalbame ir apie įvairias bendruomenės. Iš tikrųjų, žinot, Lietuvoje yra tikrai didelė socialinė atskirtis ir, pavyzdžiui, apie Kudirkos naumiantį šnekantį, kur turime muziejų. Taip, muziejus egzistavo savo, Vinco Kudirkos muziejus, bendruomenė savo. Na ir rengiant Liepos 6 minėjimą išaiškėjo, kad iš tikrųjų bendruomenė labai norėtų įsitraukti tą muziejų ir kad miestas neturi ekskursijos apie Kudirkos naumiestį. O pasakojimas Kudirkos naumiesčio yra įdomus, netgi apie tai, kaip Kudirkos parašyta tautinė giesmė, taip Valerija Kraševska paslėpusi savo dukters mažametės rūbose nešė per sieną, kad būtų atspausdinta ir taip toliau. Yra ką papasakot, bet bendruomenė, tai bet, žodžiu, susijungėme kartu su bendruomenė, sukūrėme tą pasakojimą, dabar turime parengę ekskursiją ir patys miesto gyventojai, na kaip čia sakyti, veda savo svečius ir prašo tų ekskursijų, veda kartu su mumis. Mieste dingo knygynas. Taip, mes padarėme knygyną muziejuje. Tai dabar gali žmonės nusipirkti ne tik istorinės knygas, bet apskritai knygas. Nu, žodžiu, kaip čia noriu pasakyti, kad mes atliekame ir tokią socialinę funkciją tose vietose, kur kultūra sunkiai, žodžiu, pasiekia gyventoją arba yra nykstantis dalykas. Mes taip pat įtraukdami bendruomenės renkame eksponatus. Pavyzdžiui, migracijos istorijos. Taip, yra labai daug eksponatų, kurie yra pas mūsų, žodžiu, išeivius užsienyje. Juos reikia kažkaip surinkti ir atvežti į Lietuvą. Darėme migracijos parodą, 3 metus važinėjome po pasaulį, rinkom eksponatus, rinkom istorijas, visas tai yra užfiksuota, bet tai yra labai didelis bendruomenės įtraukimas, nes be tos bendruomenės muziejininkas niekaip negalėtų surinkti eksponatų. Naujausias pavyzdys mūsų paroda apie Reivo elektroninės muzikos kultūrą, nepriklausomybės pradžioje. Tai buvo jaunų žmonių toks irgi išsilaisvinimo judėjimas. Muziejus neturi jokios medžiagos apie tai. Surengėme parodą ir dabar per kuratorės labai stengiamės įtraukti, nes parodą surengė iš tikrųjų bendruomenė. Kuratorės sutelkė bendruomenė papasakojo savo istoriją. Tai dabar mūsų tikslas yra bendruomenė įtikinti, kad jų eksponatai yra saugus pas mus. Tas pats, pavyzdžiui, su LGBTQ bendruomenė ir taip toliau. Yra labai daug bendruomenių, kurių istorijos nacionaliniam muziejui kol kas dar vis yra nepapasakotas. Tai mūsų tikslas yra dirbti su visom tom bendruomenių grupėm ir fiksuoti jų istorijas. Apie Vilniaus kraštą ir tokias probleminės Lietuvos, žodžiu, vietas, taip sakant, kur yra, pavyzdžiui, lenkakalbiai gyventojai. Mes dalyvaujame projekte, kur ieškome būdų, kaip papasakoti Lietuvos naratyvą lenkakalbio Lietuvos gyventojo akimis. Kaip, ta prasme, nes jeigu jie nemato savęs Lietuvos istorijoje, jie negali savęs tapatinti su šita valstybė. Tai mes dalyvaujame projekte, kur ieškome, kaip tai padaryti ir šiemet teiksime naują projektą, kur patys vešimės bendruomenės iš rytų Lietuvos į muziejų ne vieną kartą, bet pakartotinai keletą kartų ir kartu su jais tiesiog dirbsime. Labai yra svarbu neįgaliųjų integracija ir šiaip man, kaip sakyt, žinot, yra visada tie žodžiai. Čia padarykime prieinamą neįgaliųjų, neužtenka padaryti privažiavimą, neužtenka padaryti liečiamą daiktą. Tai yra nuolatinis darbas su bendruomenėmis, įsiklausant, kaip ta bendruomenė
kaip sakyt, patiria aplinką, kaip ją galima prisikviesti. Ir mes jau turbūt judėjimo negalę gal labiau suprantam, regos negalę labiau suprantam, bet irgi dar nepakankamai, tai čia parodyta viską, ką darom regos negaliai turinčių žmonėm ir žmonėm matantiem, kad jie suprastų regos negalę turinčių žmonės, yra specialūs užsiėmimai, kaip Vilnius patiria save, klausos negalę, bet yra kiti dalykai, kaip yra autizmo spektro sutrikimai. Jeigu su kitom negaliom bendruomenės nariai labiau jau išeina į visuomenę, tai yra kai kurių tikrai labai sunkių autizmo formų, kur tiesiog šeimos su vaikais niekur negali išeiti. Ir mes dirbame su šita bendruomenė ir rengiame specialius užsiėmimus jiems, bet tai yra jų ir šeimai, ir žodžiu, visiems. Yra auganti problema visuomenė Alzheimeris. Taip, vėlgi žmonės yra išstumiami iš kultūrinių patirčių. Mes stengiamės, kūrėme specialias ekskursijas būtent Alzheimeriu sergantiems žmonėms. Šiuo metu yra socialinis receptas. Vėlgi, čia yra, tai jau, kaip sakyt, mes jau paėmam Britų pavyzdį, kur muziejus gali tapti ir sveikatinimo institucija. Taip? Tai čia ne tik istorijos muziejus, čia daugelis muziejų. Taip, tai yra socialinis receptas, kurį išrašo visuomenės sveikatos centras žmonėm, kuriem reikia gerų emocijų. Taip? Arba, pavyzdžiui, jie labai patiria didelį vienišumą. Tai yra, ir mes rengiame tos užsiėmimus, tai yra užsiėmimai, kur žmonės ateina bent 5 kartus, o tai ir 10 kartų ir tiesiog susibūrė į tam tikras bendruomenės. Taip? Mes taip pat, tai čia buvo apie bendruomenės. Dabar visai plačiai auditorijai, čia tikrai nevardinsiu, bet mes nuolat rengiame kažkokius renginius visus metus, ar tai būtų viduramžių šventė, festivalis, ar archeologijos dienos, kur galima labiau su archeologija susipažinti, ar vat, kai čia buvo Prancūzijos sezonas, Lietuvoje rengėme Lietuvos sezono Prancūzijoje atgarsių programą, tai čia matote tokio menininko prancūzų Saipė kūrinį ant Gedimino kalno. Mes manome, kad yra labai svarbu ir populiarinti tą mūsų autentišką etnografinę madą, bet ne tą senovišką, bet kaip galima turėti kažkokius atributus, kurie būtų smagus ir malonus čia ir dabar. Tai kiekvieną jau antrus metus Liepos 6 pristatome savo etnomados tokią liniją sukurtą Lietuvos nacionaliniam muziejui. Beje, viskas yra rankų darbo, austa su senomis staklėmis. Taip, kad čia yra absoliučiai autentiškas dalykas, ne kažkokia masinė produkcija. Tai mano laikas jau baigėsi. Aš labai daug kalbėjau, kaip matot, apie tą viršūnę. Tai norėčiau, kad jums nesusidarytų įspūdis, kad muziejus nieko nedaro su tą apatinę dalim. Ir dabar tik perskaitysiu, tikrai nekomentuosiu, ką mes šiaip veikiame be to, ką pasakojau. Tai yra nuolatinis fondų komplektavimas, tai yra skaitmeninimas. Ir va šitie du dalykai mums dabar tampa ypatingai svarbus truputį kita prasme. Karo grėsmė ir galbūt būsiantis poreikis evakuoti, arba netgi stichinės nelaimės. Žodžiu, čia net nesvarbu, kokia grėsmė, taip, mes turime pasiruošti greitam fondų evakuavimui arba jų apsaugojimui. Ir čia yra mūsų toks vienas iš labai svarbių iššūkių. Ir skaitmeninimas, ką išmokome iš ukrainiečių, tas, kas yra nesuskaitmeninta ir sunaikinta, tai yra negrįžtama. Taip, kad skaitmeninimas yra labai svarbus dalykas, gelbstint mūsų kultūros paveldą ir jį saugant. Na žinoma, restauravimas, moksliniai tyrimai. Aš labai džiaugiuosi, kad nuo pernai metų muziejai tapo mokslinių tyrimų institucijoms. Iki šiol mes buvome laikomi tik tai kaip partneriais, bet mūsų nieks nevertino kaip mokslinių tyrimų institucijos. Labai daug mokslinių tyrimų vyksta muziejuje ir čia turbūt jums dabar tikrai nepasakosiu apie tai. Mes taip pat esame ir socialiniai aukštųjų mokyklų partneriai, visų aukštųjų mokyklų, tiek su istorija susijusių, tiek su menu, tiek su VGTU ir taip toliau. Mes esame ekspertai įvairiose, nuo UNESCO organizacijos iki daug kitų čia. Čia aš turbūt viską šitą praleisiu ir pabaigti noriu apie tai kokiegi didžiausi iššūkiai yra Lietuvos nacionaliniam muziejui čia ir dabar. Tai čia manęs jau klausė prieš pranešimą, ar aš nebijau, kad Gedimino kalnas nukris. Tai čia taip yra pristatoma kaip pagrindinė muziejaus problema, bet iš tikrųjų tai ne. Kalnas yra stabilus ir dabar yra, žodžiu, sudaryta labai, kalno, kaip sakyt, tvirtinimo programa, yra finansavimas kiekvienais metais, mes stebime, taip vienas ar kitas šlaitas gali nuslinkti, kai užeis liūtis, tai nereiškia, kad griūna kalnas. Žodžiu, situacija yra valdoma.
Bet mūsų didžiausias yra iššūkis, kad mes rizikuojame neišsaugoti savo kultūros paveldą dėl to, kad neturim saugyklų. Ir aš atvirai sakau, mes neturim saugyklų. Mes saugome savo eksponatus, kur papuola ir ne visada deramomis sąlygomis, nes tai vat mūsų tikslas yra pasistatyti naujas saugyklas. Mes jau turime plotą, kur mums Vilniaus savivaldybė skiria kirtimuose. Kodėl kirtimuose? Nes tai yra tikrai saugi, žodžiu, vieta dėl įvairiausių dalykų. Ir mes norim tai statyti kartu su verslo pagalba. Tai yra taip vadinasi tas public-private partnership, kur verslas sumoka, o mes paskui valstybė per 20 metų turės išsimokėti, taip sakant, tas saugyklas. Bet tai yra tikrai svarbu čia ir dabar, ir dėl grėsmių, ir dėl tiesiog grinai stichinių dalykų. Temperatūros yra aukštesnės vasarą, šilumos negali iš tikrųjų tie eksponatai pakelti ir taip toliau. Mes rekonstruojame naująjį arsenalą ir turbūt jį atidarysime 29 metais ir čia pirmiausia tai norime padaryti patogią, visiems prieinamą, žodžiu, fiziškai erdvę, bet čia didžiulis iššūkis yra, kaip padaryti naują ekspoziciją. Ir aš jums kalbėjau apie tos didžiuosius naratyvus, taip? Tai va čia dabar yra mūsų laukia iššūkis, kaip papasakoti pagrindinį Lietuvos naratyvą, bet nepamirštant tų mažų pasakojimų, įtraukiant įvairias bendruomenės, nes tik tokiu būdu galėsime mes visi jaustis, kad tai yra mūsų visų istorija. Tai va čia mūsų laukia didelis iššūkis. Na ir turim buvusią areštinę ir jos, žodžiu, įveiklinimo klausimus, bet čia jau toks ateitis. Na ir pabaigai, aš noriu jūsų paklausti, jeigu muziejus išnyktų rytoj, tai ar ko jums trūktų ir ar jums iš viso jo trūktų? Ačiū.